Tarp nuo gripo Lietuvoje jau mirusių 5 žmonių ir 44 metų panevėžietis. Žmogus visą savaitę gydytas Panevėžio apskrities ligoninės intensyvios terapijos skyriuje, jo vedėjos Eugenijos Reinikovienės teigimu, šeštadienio vakare mirė dėl gripo sukeltų komplikacijų, kvėpavimo, inkstų, kepenų funkcijų nepakankamumo. Šiaip anamnezėje ligonis sirgo savaitę laiko, nuo 16 dienos. Karščiavo, skaudėjo raumenis, kosėjo, tokia tipiška gripo, virusinės infekcijos klinika, gydėsi pas šeimos daktarę prieš uždegiminiais vaistais, bet ne prieš virusiniais. Ir 21 dieną pradėjo dusti, atkosėti su krauju, dėl to kreipėsi į infekcinę ligoninę. Pas mus tokia tvarka, kad kreiptųsi pirmais gripo požymiais ligoniai ten, tačiau ten pakliuvęs, jis pabuvo gana trumpai, dėl sunkios būklės buvo perkeltas pas mus ir nuo pirmos dienos tikrai buvo labai sunkus, ventiliuojamas, dializuojamas, gydomas prieš virusiniais, Tamiflu vaistais, nors tai ir, manau, aš pavėluota, nes sirgo jau savaitę laiko ir dėl visų kitų komplikacijų mirė. Kadangi 1965-aisiais gimęs vyras sirgo ir kitomis ligomis, širdies, kepenų, cukriniu diabetu, jo imunitetas, pasak medikų, buvo nepalyginamai silpnesnis nei kitų šeimos narių, kurie taip pat sirgo, bet sėkmingai pasveiko. Deja, į reanimaciją pastaruoju metu kasdien vežamos naujos gripo aukos. Yra dar 3 ligoniai, kurio vienos ligonės būklė yra tikrai irgi kritiškai sunki, kaip ir prieš tai buvusio ligonio, dėl kvėpavimo nepakankamumo taip pat pervežta iš infekcinės ligoninės. Nuo pirmos dienos ventiliuojama, taikoma dirbtinių plaučių ventiliacija ir taip pat yra inkstų nepakankamumas, nuo savaitgalio dializuojama. Prognozės negaliu pasakyti. Tyrimas yra išvežtas, atsakymo kol kas šiandien dar neturim, bandėm susiskambinti, bet atsakymas matomai gal neigiamas, kadangi dažniausiai jie paskambina, jeigu jis būna teigiamas. Ir dar 2 ligonės, viena iš savaitgalio yra paguldyta, vyrauja taip pat kvėpavimo nepakankamumas, bet kol kas neventiliuojama, sąmoninga. Ir va šiuo momentu iš infekcinės ligoninės jauną moterį irgi kelia dėl kvėpavimo nepakankamumo. Panevėžio apskrities ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojas Algirdas Žemaitaitis sako, jog antivirusiniais vaistais gydymo įstaiga apsirūpinusi. Praeitą antradienį gauta 400 dozių, dar tiek pat užsakyta, jei prireiktų antrąjį gripo bangai. Tačiau panikuojantis miestelėnai antivirusinių preparatų prisipirko reikia, nereikia, todėl dėl savojo nesąmoningumo atėmė galimybę jų įsigyti tiems, kam būtiniausia. Pagrindinis bėda yra tame, kad vaistinių Panevėžyje yra tiek daug, jų niekas nekoordinuoja veiksmų. Jie daugumai yra privatininkų rankose ir jeigu jie yra apsijungę į kažkokį tai kartelį, tinklą, tai jie gauna greičiau vaistą, kai kurios pavienė dirbančias mažiau. Tas, kas buvo mūsų mažmeniniai prekyboje, tikrai neužteko tam poreikiui, kurį išrašė gydytojai. Ir būtų mažesnis anšlagas stacionarizuoti arba į priėmimo skyrius, jeigu žmogus nuo pirmų dienų 72 valandas gautų tą vaistą lengviau. Tai yra problema. Ir nemanėm, kad tas vaistas yra panacėja nuo to viruso, tačiau kitą pasirinkimą ir neturime. Stacionarai dabar aprūpinti. Tiek infekcinė, tiek mūsų stacionaras turi, o mažmeniniai prekybai buvo pasirodę, kaip žinot, greitai išgrabstė, net eilutės rašosi. Norėčiau kreiptis į žmonės, kad nepirktų atsargų. Atsarga galbūt kitai viruso jau nebetiks, taip kad reikės išmest, o kainuoja virš 120 litų. Epidemiologai prognozuoja, kad pandeminiu gripu gali susirgti apie 20% šalies gyventojų. Raminama, kad mirtingumas nuo šios gripo atmainos nedidelis – 0,2%. Toks esti ir nuo paprasto sezoninio gripo. Nuo pandeminio gripo Europoje kasdien miršta apie 30–40 žmonių.